Sveiki, šį kartą labai trumpai paimu jau runas po savo kortų kaladžių pristatymų. Tik tai keletą klausimų tiek savo, tiek jums gal bus įdomu. Kas ir man įdomu. Šitas runas turiu būtent tik tai, kai darau pranašavimus, iš esmės aplinkiniai situacijai, kitų žmonių situacijai, nes savo asmeninės aš turiu pasidėjusi kitur ir jos veikia ir jos aktyvuotos yra krauju, o čia yra aktyvuotos keturiomis stichijomis. Taigi šiandien aš noriu paklausti štai ko, kas man svarbu ir ką aš jaučiu, kokie energetiniai laukai kinta. Kas yra ta mūsų šalis? Man taip pat kyla toks klausimas ir man tarsi visą laiką sako, pasakyk, kas yra ši šalis? Aukščiausiųjų jėgų požiūriu, kas yra ši šalis? Mano Lietuva. Taip ir galvoju. Nautis. Šią šalį valdo praeitis, yra dar negatyvi. Aš čia paimsiu geriau pieštukų. Taip matosi, man atrodo taip. Nautis negatyvi, o jinai visada krinta, kai aš darau Lietuvai kokias nors analizės arba užklausimus kažkokiai tai situacijai. Iš praeities visą tai eina kaip negatyvas ir kaip aš esu rašiusi postą savo, kad šalis nuo pat senų laikų, nuo kažkurių, čia runos neturi laiko sąvokos ir negali pasakyti nuo kurių laikų. Jinai turi iš praeities užkeikimą. Nautis yra per likimą gauta bauda. Ir jinai visą laiką yra nesėkmei, nepritekliui. Visą laiką yra sunkus išbandymai. Visą laiką pristabdymai, sunkaus išgyvenimo, ekstremaliom sąlygom. Taip sakysim, ne visiems, taip, bet esmė, kad jeigu kažkuris čia, kuris ir žiūrit, yra labai sėkmingas ir sako, tai nesąmonė, tai galbūt jis sėkmingas kol kas. Tai nereiškia, kad gali būti ateityje. Nes visiems yra uždėta bauda, absoliučiai. Man taip pat. Nes aš lietuvė, mano proseneliai, seneliai lietuviai. Nors tiesą pasakius, aš ne visai turiu to lietuviško kraujo, ne visiškai pas mane yra taip lietuviška, kadangi mano senelė ir prosenelis yra kažkur tai iš Azijos. Nėra tikslių duomenų, aš jų negaliu atkapstyti, bet yra iš Azijos, nežinau, ar tai gali būti kokių totorių, mongolų, gal vat iš tos pusės, kažkur tai iš Sibiro, vat būtent tamsios akys, rudos, tamsus plaukai. Toks įvaizdis kaip šamaniškas, toks, kaip įsivaizduojat Sibiro šamanus, taip va. Tai daugmaž tokia, iš kraujo eina iš tėvo pusės. Taigi aš kažkiek tai turiu to, nes mano senelė labai panašiai ją buvo. Iš tėvo pusės, tėvo motina.
Tai va, bet gimiau ir visi kiti proseneliai ir seneliai Lietuvoje gimė. Tai štai, nautys problema, suspaudimas ir valdo likimas. Nelabai ką čia žmonės gali ir padaryti. Bauda eina bauda už. Ir sakau, kurie sakykime, blogai gyvena arba miršta. Nautys dar gali būti ir mirtis. Čia reikia toliau dėlioti. Mirtis, dar juo labiau, jeigu jinai neigiama. Tai jeigu tas žmogus, o daug žmonių dėl sistemos mirė iš neapykantoje, skausme, neteisingume, tai visos tos energijos, jos negalvokit, kad jos išsisklaido, taip numirė ir viskas taip nuėjo. Nenueina taip niekas. Viskas užsitraukia ant tos pačios teritorijos ir tos energijos veikia toliau. Ir kuo daugiau žmonių išeina su tokia energija, tuo didesnė nautys, jinai pliusuojasi, daugėja. Taip, kad šio video po nuliai nežiūri, bet tie, kurie žiūri, žinokit, kad gal kai kas ir nesulauks tų teisingųjų laikų, bet gerovės nesulauks ir tie, kurie dabar maldosi milijonuose. Jiems irgi bus atmokėta, aš manau, bet čia ne man spręsti. Taip, gerai, kame, dabar pasiklausime, taip, iš kur visą tai eina, dar patikslinkime. Žemės. Taip. Tai eina iš, būtent jeigu Urus negatyvė, Berkana, jinai pirma užduoda visą energiją, tai reiškia, kad dauguma moterų, daugiausia iš moterų yra, kurios skausmingai išgyveno ir jos mirė, reiškia, neteisingume, skausme, nepritekliuje. Jos prakeiksmus siuntė, reiškia, Urus, tai yra maistas, tai yra sveikata, reiškia, būtent nepriteklius, sveikatos nebuvimas, negalėjimas kažkaip ir išgyventi, užneša Evas, yra magijos runa, žodžiu, kaip užkeikimas, taip. Berkana yra taip pat irgi raganos runa. Reiškia, moterų daugumoje atveju yra mirusių užkeikimas, už būtent tos nepriteklius, už galbūt vaikų neteko, sveikatos neteko, išgyventi sunku, nebuvo jokio gero proveržio, kad išliktų. Tai va, taip ir eina tas nautis. Labai geras, va, būtent. Gerai, tada aš dar trumpai pasižiūrėsiu, koks kovo mėnuo bus Lietuvai. Gal kokių energijų, va, gerai gėbo. Pažiūrėsim, kas čia kovo mėnesį. Taip gražiai įsis. O kovo mėnesį negatyvi kruša tarp, žodžiu, bus paukotas kažkoks gerbuvis. Berkanas, na tiesiog, kaip pasakyti, žmonės, na sveikatos prasme, emocinė sveikata labai bus bloga kovo mėnesiui. Ir čia toks gebotas, nu taip, vėlgi
kaip auka ta mūsų šalis eina, ką galas, veikia aukščiausios jėgos, čia hell, tai irgi vėlgi mirtis, tiesiog, nežinau, ką su šita šalim daryti ir kokius čia išdėlioti variantus, kad nors kartą būtų kažkokia. Bet jeigu taip yra, nieko nepakeisi. Jeigu tokios runos krenta, tai taip ir yra. Reiškia, emocinė sveikata žmonių blogės. Gal kažkas norės ten parodyti, kad čia mes labai gebo, čia viskas tvarkoj, mes čia dovanojame, čia tik sklaidomės visokiais gražiais projektais, bet tai visa tai veda kaip tik tai į visišką, į šitą, į negatyvą, į krachą. Krachas tiesiog. Bendradarbiavime visiškas krachas. Jeigu kažkas tai bandys susitarti, sąjungoje kažkoks krachas, čia kovo mėnesį. Kovo mėnesį dar gali pareiškėti, nes ten ir politiniai dalykai, kadangi Trumpas ten turi kažką jis padaryti tokio dėl kažkas su Europą, jisai ten turi kažką nuspręsti. Žodžiu, krachas ir žmonėm emocinė sveikata labai, aš daugumai kalbu, ir nekalbu aš savo pranašavimuose apie būtent skirtinę elitui. Nes koks elitas mes jau visi žinom, ką jie veikia ir kaip jie gyvena ir kaip jiem ten sekasi, mes visi matom, o per juos mums yra visiems blogėjanti emocinė sveikata. Čia Lietuvoje aš kalbu apie mūsų šalį, neliečiu kitų ribų. Tai va toks kovo mėnesis. Susitarimai gali kažkokie žlugti, kažko nepasieks, kažkas tai, žodžiu, krachas visiškas sąjungoje. Kokioje sąjungoje, nežinau, pasižiūrėsim. Ir saugokit kai kas sveikatą, emocinę ypač, nuo emocinių labai daug priklauso ar fizinė sveikata. Gali kai kam būti, gebo dar gali būti širdies sutrikimai, gali būti, jeigu apie sveikatą. Traumos gali būti. Saugokitės, žodžiu, nepersinervinkite, jūs nieko nepakeisite, nautis stovi viršuje. Taigi tiek, laikykimės, kaip ten bebūtų. Iki.